Aš labai norėjau padėkoti Justinai už drąsą, nes iš tiesų Lietuvoje kalbėti nuo scenos institucija, ta tema yra didžioji drąsa. Mes visi gimstam, visi mirštam, mūsų gyvenimas tai kelias nuo pirmojo įkvėpimo iki paskutintojo atodūsio. Mes suprantam amžinai sielos gyvenimą ir ypatingais giliais gyvenimo momentais mes suprantam, kad tie du taškai, pradžia ir pabaiga, ir tarp jų yra tai, ką mes vadinam gyvenimu, nuotykių kelias. Laikas trumpas, dėl to ir vertingas, nes jis turi pabaigą. Įsivaizduokit, jeigu mes žinotumėt, kad gyvenam su savimi. Argi mes vertintume? Jokių būdų ne. Mes vertiname taip sukurta mūsų psichika, kad mes vertiname tai, kas trumpa. Štai mes džiaugiamės vasarą. Čia kai mes gyvenam pavasarį. Išeinam džiaugtis rudeniniais metais su vaikais. Mes žinom, kad tuoj visa tai baigsis. Lygiai taip pat yra mūsų gyvenimuose. Pirmas įkvėpimas, kuriuo mes džiaugiamės. Ir paskutintas atodūsis mes ką tik girdėjom, kaip skamba mirtis. Ir žinot, tai keistai, kad mes švenčiam gimimą, mes pranešam, mes džiugaujam. Tačiau atėjo toks užmaršties kultūros mūsų istorijos užmaršties laikas, kai mes bijom mirties. Ilgainiui, bet vartotojiškoj visuomenėj, kai mes norim linksmybių, norim pasitenkinimo, iškeliam tik hedonizmą. Mes žiūrime mirtį ir jinai tapo tabu. Ir dažnai būna taip, mes švenčiam 99 metus močiutės arba senelio. Ir prie stalo jis sako, kad kai aš numirsiu, bet visa giminė vienbalsiai sako, ką tu, to nevyks. Ir sėdintys anūkai ir proanūkai, jie nuoširdžiai tiki, kad mirtis, jeigu būna filmuose, jos nėra. Ir dabartiniai mūsų vartotojiškų kultūrai mes pradedam saugoti savo vaikus nuo mirties. Aš kalbu ne apie tai, kad mes darom viską, kad jiem niekas nenutiktų, tai yra normalu, žmogiška. Bet mes juos saugom nuo to, kad jie nueitų į kapus, kad jie pastovėtų prie karsto urnos, nueitų į šermenis, nes jiems bus liūdna, jie įsigas. Ir tokiu būdu mes prisidedam prie nejautros, nesuvokimo ir galimų labai didelių psichikos prarajų. Vykstant karui Ukrainoje, mes šeimoje auginom vaiką. Jam buvo 16 metų. Jis išvyko vėl, jam dabar 18, 2 metus jis gyveno pas mus, iš Kijevo, mūsų Vuane. Ir kai mes su vaikais susiruošėm lapkričio 1 dienos naktį į kapus, sako, važiuojam, mes parodysim tau savo kultūrą. O jis sako, kaip keista, aš niekuomet nebuvau kapose, aš klausiu, tu turi senelės, ne? Ir abu seneliai, abi močiutės, jos mirusios. Kaip sakau, tu galėjai nebūt kapose, tai sako, mano mama sako, kad man nedera ten eiti, nereikia.
o laidotuvėse tu buvai laimė? Jis sako, ne, nes mama sako, aš nenoriu šiaip kilti. Ir jis atsisakė, man sako, yra labai skaudu, man baisu. Suprantam? Ir mes jam pasakojom, man buvo labai gražu. Mes jam pasakojom apie savo žemę kultūrą. Toli iki krikščionybės. Čia buvo labai galinga kultūra. Jie vadina visai kaip stabmeldystė, bet jeigu mes dabar atkreipsim dėmesį į naują kvantinės fizikos mokslą, kuris viską aprašo kaip lauką. Mūsų protėviai, jie neturėjo stabų, jie neturėjo daugybės dievų, bet jie matė viską kaip kvantinius laukus. Prisiminkit, naminis, tas, kuris namuose, ne stabas, ne dievulis, bet laukas, energinį laukas, kurį sukuria namas, kuriame gyvena žmonės. Upė. Upės energija valdo upinis. Miške yra miškinis. Girioje yra girinis. Ežere ežerinis. Ne stabas, ne dievas. Laukas. Ir mūsų žmonės, įsivaizduokit, kad mes dabar žiūrime į ateitį. O mūsų protėviai, jie jau buvo toje ateitį, tik mes ją pamiršom. Ir dabar turim galingą, gilią galimybę ją prisiminti. Jie įdavė į mišką, atverdavo širdį ir paprašydavo to miškinio lauko. Jie atėjo. Eidavo į lauką, kur rugeliai, ir prašydavo laukinio globos, tam, kad įvyktų jų energijų lauko sinchronizacija su tuo kitu lauku. Ir dėl tos pagarbos, bet dominavimo, pagarbos visiems fenomenam, kurie yra žemėje, jie gyvena taikoje. Kas yra taika? Kai žmogus priema viską, tai kaip yra be kovos, be pasipriešinimo. Nes per kovą mes negalim kurti. Aš labai dažnai sakau, galime arba kovoti, arba gimdyti. Gimdyti ir kurti yra tas pats. Galime gimdyti paveikslą, galime gimdyti eilės ir skridimą, galime gimdyti draugystę, galime gimdyti gyventi. Bet jeigu mes pasipriešinime ir kovoje, nėra kada. Mūsų žemėse nuo amžių žinau buvo mirties kultas. Ne, jokių būdų tai nebuvo Helovinas, kuomet bijoma mirusių ir bandoma visais būdais jos atgrasinti. Čia buvo protėvių kultas. Protėvių. Ir mūsų žmonės, jie žinojo, jog viskas šitam pasaulyje sukasi ratu. Yra gyvųjų pasaulis, yra mirusių pasaulis, tarp jų yra riba. Ir tą mirusių pasaulį valdo laukas, ne dievas, laukas energija. Ir jie jį tiesiog užvadina mėlyną. Štai iki šiol mes turim vėlionis, mes turim vėlienį. Vėlionis mes dedam po vėlienį. Ir mes švenčiam vėlinį. Suprantat? Pagarboj. Mes labai dažnai važiuojame Kuršių neriją, ar ne? Ir gal žinot, buvo tokia istorija, po Antrojo pasaulinio karo, kadangi Rusijos laikė vokiečiais. O ten buvo kuršių gentis. Ir tos kuršių gentis iki pat pabaigos. Jos turėjo pilkarius. Jos laidojo
vėliau mūsų kapuose. Ir tie kapai buvo jų išminties altorius. Va ta šeimyninė pagarba buvo išlaikoma dėka pagarbos protėviams. Taipogi ir mirusiems, ne tik senoliams. Ir tai buvo jau didžiausia vertybė, šaknis. Jog kaip ir medis, suprantate, mūsų žmonės, mūsų protėviai buvo labai arti gamtos. Jie nebuvo nuplaukę kažkur į kosmosą, į Venerą, nes niekas ten nebuvo. Ir jie gyveno pagal gamtos dėsnius. Jeigu medis neturi šakų, tai yra šaknų, jis negali turėti šakų. Negali. Jeigu mes nukirtam šaknis, jeigu mes jas pamirštam, medis bus miręs. Jis neatžels, nebus atžalų, nebus prateisimo ir nebus ateities. Ir kada rusai ėmė prisinešinti, jeigu aš neklystu, buvo tokia 72 valandos. Ir jie galėjo pasimti su savim tik tai, ką galėjo sudėti savo laivus. Jie turėjo medinius laivus. Be abejo, jie turėjo rakandus, turėjo maistą, turėjo vaikus, gyvulius. Bet žinot ką? Visų pirma, jie sudėjo savo laivus. Jie nuėjo prie savo pilkapio, prie kapų. Iškasė baltuosius kauliukus, sudėjo jos lininius ir trumpinius maišelius, sukrovė kiekvieną šeimą į savo laivą ir tik tai po to sudėjo visą tai, kas yra laikina. Nes jie matė, kad tai, ką jie padėjo visų pirma, yra pamatas. Nėra šakų be šaknų. Ir tada atkeliavę nuplaukė savo laivus į Vokietiją, jie gavo ten žemes, Vokietijos vyriausybė davė jiems žemę. Vėlgi pirmą, ką jie padarė, jie įkurdino savo protėvių korliukus. Ir tada sakė, dabar čia namai. Dabar mes turim čia šaknis. Dabar mums yra saugu. Dabar mes turim lovą. Ir dar visais laikais jie žinojo, jog mes gimstam ir mirštam. Tai yra maina. Cikliškumas viso to, kas vyksta šitam pasaulyje. Bet labai svarbu, kad pačio gyvenimo pabaigoje žmogus, kuris išeitų taikoje. Ne visada mes galim užtikrinti, kad jis būtų sąmoningas, nes yra lygos, yra aplinkybė. Bet labai svarbu, kad jis išeitų taikoje. Ir jie žinojo, jog, žinot, kai prieš mirtį yra kaltė, kai prieš mirtį yra pasipriešinimas, kai prieš mirtį yra kova, žmogaus kūnas numiršta, o siela neradusi taikos užsivelia vėliavų rate. Ir tada vėliavų ratas nesisuka ir neatgyja naujos šakos. Ir tai, ką jie darė, jie visada, kiekviena bendruomenė, turėjo žmogų. Galima jį būtų vadinti palydėtojų arba vėliavų šventininku. Mes galim daryti prielaidas, nes nėra rašytinių šaltinių. Bet apie ką ir kame buvo to žmogaus funkcija? Jis pasižymėjo pagarbą, neutralumu. Jis nebuvo nei teisėjas, nei prokuroras, nei advokatas. Jis žiūrėjo į žmogų ir suvokdamas su didžiausia visapimančia pagarba, kad prieš jį yra ne ligonis, ne velionis, ne kūnelis, ne senelis. Žmogus iš didžiosios raidės, žmogus, mes kaip tai dažnai vardijam, gyventojas, pacientas, suprantat? Bet vis tai yra žmogus, kuriame yra siela ir dvasia, kuriame Dievas gyvena. Ir atėjo
žiūrėjo su didžiulio pagarba į tą žmogų ir suvokė, kad už jo yra didžiulė istorija, persipynimai, patirtis. Įvairios patirtis, jog žmogus ateina susirinkti patirčių. Ir jeigu tas patirtis įsisąmonė, jis kaip pasvadota, pavyko suklysti, pavyko pajausti skausmą, pavyko padaryti gėrį, pavyko ištiesti ranką, pavyko, tada gyvenimas užsiskaito, jis įvyksta. Ir tų palydėtojų į mirtį funkcija buvo parodyti arba pranešti, nebūtinai protingais žodžiais, bet savo būseną žmogau, tau pavyko, eik su taika į mirtį, tau pavyko. Ir tada tas paskutinis atodusis, jis eina su palengvėjimu, nes jį paliudijo. Daugelyje, labai daugelyje tautų šitas ritualas lieka iki šiol. Mūsų žemėse be galo daug žydų, jūs žinot, dabar liko mažai. Ir žydų kultūra yra tokia tradicija, po šiai dienai visiškai gyva, kadiš. Tikiu, kažkas girdėjo, kažkas ne. Bet tos kultūros esmė yra tokia, jog miręs žmogus gali nukeliauti pas kurį, tik tuo atveju, jeigu paliko šitoj žemėj vertingą pėdsaką. O jeigu paliko vertingą pėdsaką, vadinasi kažkas iš artimų jam pagal kraują arba tikėjimą, arba filosofiją, gali deklaruoti kūrėjai, aš liudiju, kad šitas žmogus nugyveno gyvenimą ir aš turiu jam už ką padėkoti ir pasakyti ačiū. Tuomet gyvenimas užsiskaito. Už tai šiai dienai po Lietuvą važinėja grupė žmonių, jaunų žmonių, kurie važiuoja į holokausto vietas ir skaito kadišą. Pakelia ranką ir sako, kad šitoj duobėj yra kauliuka. Ir niekas jį nepaliudijo. Ir mes tai darom. Suprantam? Tai labai sena tradicija. Ir kaip yra pribuvėjęs, tai visais laikais buvo ir palydėtojai į mirtį. Kaip dabar mirties dūlas, naujai pavadintas ir mirties dūlas. Lietuvoje jau taipogi atsiranda. Ir žinot, aš noriu pasakyti, jog nieko nėra netyčia. Nieko. Ir tas faktas, kad jūs dirbat tokį darbą. Tas faktas, kad kažkokiu tai būdu jūs atsiradot savo įstaigose. Arba namuose. Žinot, įstaiga per daug formalaus pavadinimo. Namuose. Ir tuose namuose lemta numirti arba išeiti į kitą buvę daugelį žmonių. Tai nėra netyčinis atsitikimas. Tai kalba apie tai, kad tam, kuris liudija žmogaus mirtį, yra dovanojama galinga galimybė, kuri turi savyje didelę atsakomybę. Padaryti tai, kad tas paskutinis atodusis arba laikas iki jo būtų tyras, švarus. Ir kas svarbiausia yra pagarbus. Juk iš tiesų mes kiekvienas savo gyvenimą einam labai ilgą kelią. Jame yra visko. Ir paklydimų, ir patirčių, ir laimėjimų, ir pralaimėjimų. Ir gyvenimo pabaigoje, jeigu jūs kalbėjote su išeinančiais žmonėmis, ypatingai tais, kurie miršta nesveikavo, turi laiko ant borto. Jiem eina vaizdai visų gyvenimo įvykių, ypatingai tokių, kuriais nėra ko didžiuotis, kurie ką nuskriaudė, ką
įžeidė ir sužeidė. Ir to, ko jiems reikia, tais momentais, nuoširdumo, kad kažkokio žmogaus, vyro, palydėtojo, akis, kupinas meilės. Ir neutralumo, būtent neutralumo, ne teisėjų ir ne prokurorų. Pažiūrėtų ir suvoktų, jog kiekviena gyvybė, kiekvieno žmogaus iš didžiosios raidės žmogaus istorija verta didžiulės pagarbos. Paimtų už rankų, pažiūrėtų į akis ir paliudyti tau pavyko žmogų. Tau šties pavyko. Eik su taika į mirtį. Tavęs laukia tas, kuris tave myli. Ne pragaras, ne bausmas, ne skaistykla ir ne pilkasis astralas. Nebijok. Nes būna taip, kad iš baimės nenumiršta ir tada lieka perpilti pasaulį, nei gyvių, nei mirusių. Ir tai yra, kad čia tikrasis pragaras yra ten, bet priežastis to pakibimo yra viena. Tas žmogus neturėjo į ką atsispirti. Siela neturėjo į ką atsispirti. Nebuvo žmogaus, kuris jį paliudytų. Ir nėra dabar mūsų kultūroje, mes pamiršom senas tradicijas. Jos prisikelia po truputėlį, be jokio karo su religija ar filosofija. Bet prisikelia. Bet dažnas giminaitis, sesė, brolis, dukros, sūnus, vyras ar žmona mirties akivaizdoje puola į paniką. Jie nesugeba pamatyti pagarboj šito dieviško fenomeno. Taip kaip vyksta per išlydėjimus, per laidotuves. Žmonės susėda aplink karstą. Vieniem visiškai vienodai, nes jie atėjo tiesiog dėl paukščiukų. Kitiem jie riekauja ir triukšmauja ir sako, kodėl tu mane palikai. Ir įvaro kaltai sielai, o tretiem laimi save. Bet retas, kuris sėdi ir atlieka tai, kaip ir pavadinta. Lietuvių kalba gyvacija, kiekvienas žodis reiškia veiksmą. Pagerbimas, vėliona, pagerbimas. Nes jeigu vėlionis nebus pagerbtas, jam nėra kelio pavilėtis, jo nepriims, jis užstringa. Ir galima vadinti tai fantazija, galima vadinti tai atgyvena, bet manau, jog tai yra bendras žmoniškas jausmas, pagarbos ir meilės. Mes labai dažnai kalbam apie meilę, bet kalbėti apie ją yra per mažai. Reikia veikti, meilė reikia. Jis turi rankas, akis, turi širdį. Ir jums, kada jūs matot tokį žmogų, jums dovanojama galimybė pabūti to šventiko ir leisti į sielą atsispirti, jausti laisvę, tam, kad suktųsi vėliava ir kad toji siela taptų vėliau. Vieną kartą čia buvo prieš COVID. Aš darbo reikalais atvažiavau vieną Vilniaus ligoninę. Slaugos. Ir pamačiau šiurpinantį vaizdą, nes artimieji atvežė savo giminaitį. Popieriai buvo suforminti ir pakeliui į skyrių jis mirė.
kai aš išlipau iš lifto, aš mačiau, kai darbuotojai stumdėsi. Ir aiškinosi, kas dabar turės pildyti visus popierius. Žmogaus kūnas dar neatvės, o jie galvoja tik apie save. Galvoja, kaip sutvarkyti formalus, galvoja, kaip turėti mažiau problemų, kaip sutaupyti savo laiką. Aš turėjau ir buvau su to žmogu. Ir man tai buvo labai svarbu. Ir kiekvieną kartą, kai atvažiuoju į įstaigą, tokia kaip jūs, tokia kaip čia sėdinčia, žiūrė žmonės ir mano klausimas, kas šioje įstaigoje turi prioritetą? Popieriai ir širdis. Nes galiausiai mes visi būsim to vietoje. Nepaisant mūsų status, turėjimų, atliktų herojiškų veiksmų. Mes visi būsim toje vietoje ir to, ko mums reikės. Ne tvarkingų popierių, ne ypatingos aplinkos ar programinės įrangos. Mums reikės nuoširdumo. Mes ieškosim akių. Ir nesąmoningai mes ieškosim akių žmogaus, kuriam mes rūpam. Gal pažįstamam, gal nepažįstamam. Tiesiog žmogaus. Ir tai, ką bus čia širdyje, tik tuo atveju, jeigu mes rasim tokios akis. Ir tos akise bus meilė. Ir tam žvilgsnėje bus pranešimas mums. Mylima siela. Kas aš tokia, kad galėčiau tave vertinti, smerktą ir pamokslauti? Man nėra tau ką atleisti. Aš žinau, kad gyvenimas turi pradžią ir pabaigą ir tam tarpsnyje siela renkasi patirtis. Ir nėra klaidų, yra tik patirtis. Visokios. Ir aš liudiju tavo patirtis. Liudiju, kad viskas tau pavyko. Ir tada išgirdę tos žodžius mes apreisim ir iškvėpsim su taika. Su taika. Ir aš prašau jūs, kad išgirstumėte ir kiekvieną kartą, kai jūs pamatysit tokį žmogų, tokioj situacijai, tokia istorija arba ant slenksčio kitą būti. Prisiminkit, kad tokioj pat vietoj būsime mes. Bus jūsų artimieji. Ir galbūt bus taip, kad jūsų ten nebus. Ir tame visą savo meilę. Paskirkit tam žmogų. Bent akimirksnį. To užtenka. Ačiū Jums labai už tą darbą, kurį Jūs dirbat. Ir šitą meilę, kuri Jumyse gyvena ir kuri turi viršenybę virš proto. Nors širdis su protu Jūsų darbe gražioj aplinkoj gyvena. Ir dėkoju labai už tą idėją ir subūrimą žmonių, kurie